Testas dubuo ar pėdos. Mes su jumis turėsime svarbius pratimus pėdoms, kurie koreguoja tiek pėdų rotaciją į vidų, tiek į išorę, tiek plokščią pėdystę. Bet mums yra labai svarbu, ar tas pėdas konkrečiai gadina pėdų disfunkcijos, ar vis dėlto gali būti kaltas dubuo. Pėdas gali gadinti ir dubuo. Tai mes eisime dabar pradžiai ir patikrinti, kur yra didesnė problema. Ką jums reikia padaryti? Atsistojate ant vienos kojos ir iškeliate štai šitaip priešingą. Ir iškart žiūrite, ar jums išstovite gerai, ar svirduliuojate, ar su pirštukais bandate pagauti ir išlaikyti lygsvarą. Kitas momentas, tą patį pakartojame ir su kita koja. Jeigu jūs iškeliate pėdą ir laikote šitaip, vadinasi viskas gerai. Jeigu jūs iškėlėte, tik aš čia paprašysiu nesukčiauti. Jeigu iškeliate ir jūsų pėda nuleista žemyn, tai jau rodo, kad yra problema konkrečiai su dubens dugnu. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, iškėlėte ir jaučiate, kad sunku išsilaikyti, gaudote su pirštais, lygsvarą bandote įsikabinti tarsi, tai jau problema su pėdom, dirbsite su pratimais ir su tą mankštą daugiau skirsite laiką, kurie yra skirta būtent pėdoms. Keliaujame dar toliau. Sekantis testas, kuris taip pat parodo, ar problema yra su dubeniu, ar vis dėlto su pėdom, tai yra mūsų įprasti pritūpimai, kuriuos ne visi žmonės gali iš tikrųjų daryti, nes koks 90% daro juos netaisyklingai dėl visų disbalansų esančių kūne. Atsistojate ir tiesiog bandote tūpti, taip kaip norėtumėt padaryti paprastą ar ne pritūpimą. Tūpėt ir fiksuojat. Jeigu tūpėt ir jums automatiškai norisi kažkur padėti rankas arba sukabinti štai šitaip, vadinasi yra problema su dubens dugnu. Taip pat, jeigu jūs įtūpėt, fiksuokit, kur per pirmas 3 sekundės, va šitoj pozicijai, kas įsijungia. Ar įsijungia sėdmenys, užpakalinė šlaunies dalis, priekis, fiksuojat kas. Jeigu įsijungia sėdmenys ir užpakalinė šlaunies dalis, dvigalvis, viskas gerai. Tačiau jeigu jūs tūpėte ir nejaučiate sėdmenų, o pirmiausia įsijungia keturgalvis, priekinė šlaunies dalis, vienareikšmiškai pritūpimų jums daryti negalima. Jūs pumpuosit ne sėdmenis, jūs pumpuosite štai šitas vietas, ko moterims nelabai ir reikia, kaip suprantu. Taip kad išsitestuokite, pažiūrėkite ir būtinai savo užfiksuokite. Jeigu įsijungia priekis, vadinasi einam, keliaujam dirbti su dubens dugnu. Jeigu pakėlėt ir va šitaip iškart nuleista koja, jūsų pėda, dubens dugnas. Akcentas jam. Jeigu pakėlėte taisyklingai, bet jaučiate, kad svirduliuojate, sunku išsilaikyti, tai daugiau dėmesio skiriame pėdoms.